Iš ryto. Dabar iš ryto. Vėliau vakare. Nu kągi, vakar loteriją praėjau. 3 laimėtojai yra. Vienas žmogus užsienį parašė, siūsim į berods, kiek atsimenu, į Alytaus rajoną. Atrodo. 2 nugalėtojai mačiau komentaruose atsiliepė, bet dar kol kas negavau nei Omnivo paštomato adresu ir visa kita. Nu nieko. Kuo daugiau atsiras, tuo man geriau, kuo mažiau atsiras, tuo jum geriau. Kai kuriem. O dabar, brangieji, važiuojam į aikštelę, atsidarysim, jau žmonių yra laukia. Jeigu niekas nieko, ramu važiuosim į kitą aikštelę, pasižiūrėti, kas gera, su kolega pasilabint po kalėdų. Tai va, gerai, judam. Žmonės atvažiavo pasiėmė gertuvę. Dar dovanikio gavau irgi. Šokoladuką. Šokoladą visą. Ir malonu, kad žmonės atvažiuoja. Nu kažkaip. Dėkui jums, kad atvažiavot. Man nuo to tik lengviau. Su nuotaika pradedam. Su gera nuotaika pradedam šeštadienį. Darbo dieną. Ir beje, vieni žmonės jau regitroj eilėj stovi. Automobilį registruoti. To, ko mes nespėjom padaryti iki tų švenčių, vadinam. Tai va, brangieji, važiuojam į Kauno gatvės aikštelę. Kavytę su kolega atsigersim, šnektelsim, pasistrateguosim. Nu ką, dabar nauji metai. Čia nauji metai bus va taip va. Ir viskas. Nu ir tada prasidės vėl rimti darbai ir dar rimtesnė. Daug kas džiaugsis, daug kam nepatiks. Bet po naujų metų bus sistema kitokia. Nežinau, kaip jum atrodo, aišku, kažkas susidūrė su tuo nebuvo. Bet sakau, nauji metai, galbūt nauja kamerėlė. Nors iš kitos pusės ir šitą gerai viskas su jie yra. Bet vis tiek norėtos naujos. Dėl garso, dėl vaizdo kokybės. Dėl aplamai, dėl kokybės. Tai nežinau, čia ir čia GPT klausiau. Ir šiaip daug peržiūrėjęs esu tų. Tai Action 5 su GoPro 13. Kiekviena turi savų pliusų, savų minusų. Action 4 jau išbandyta, yra minusas. Tarkim, va šitas vaizdas, va, kurį dabar matot, mano veidas būtų kaip špaklio prišpakliuotas. Ir nežinau, niekaip neapsisprendžiu. O kaip apsispręsti? Tik bandymo būdu. Aš bandžiau 4, bet ne 5. Tai GoPro 13, nežinau. Sako, GoPro kaista, GoPro tas batarkę nelaiko dar.
Nežinau, šito naudojas ir esu patenkintas. Man jin veikia gerai, niekas čia nekaista, niekas niekur niekad neišsikraipo ir viskas puiku. Bet norėtos pabandyti ir kitas. Negaliu kalbėti apie kitas, kol jų nepabandęs. 4 actioną bandžiau, man nepaėjo, nepadaro vaizdo tokio kaip GoPro. Kaip šitas GoPro. O šitas yra 11. Ir nežinau, kaip čia man pasibandyti. Vieną ar kitą, kažką susigalvosim. Noris, kad jums būtų viskas geriau, ryškiau, gražiau. Matysim. Tik vat nežinau, kodėl tie didieji filmuotojai, kurie naudoja kameras, kodėl jie naudoja GoPro, 3 naudoja Insta. Kodėl nenaudoja DJI? Ar aš geriau žinau, ar jie? Jie geriau žino. Vadinasi, kažkas vis tiek truputį nėra taip iki galo išdirbta, kaip šitas daiktas. Bet čia tik mano nuomonė, sakau. Negali kalbėti apie vieną ar kitą dalyką, kol tu pats nesi to kailiu patyręs. Lygiai taip pat ir apie mašinas, tu negali apie vieną ar kitą sakyti kažko, kol tu pats nesi to patyręs ir klausytis gandų. Kiekvienas skirtingus vaizdus filmuojam, kiekvienas su skirtingais automobiliais važinėjam. Kiekvienas tą darom skirtingai, va čia, kiekvienas tą skirtingai darom. Nu, pasižiūrėsim. Daugiausia sniego ant kelių pripustyta Telšių ir Plungės rajonuose, kalvotose vietose. Sunkiai pravažiuojami tapo ne tik tai seniūnijų, rajoniniai, bet ir krašto magistraliniai keliai. Apie 4 valandą ryto daug kur galėjo šiaip taip kapstytis tik sunkvežimiai. Jie tokiesnės vietovės neišvyko autobusai. Po savaitgalio pūgos Telšių regiono kelininkai dirba ištisas paras. Šiandien iki 9 valandos ryto šiame regione sniegas buvo nustumdytas nuo visų magistralinių ir krašto kelių. Iki vakaro atstatytas normalus eismas daugelyje rajoninių kelių. Antrą kartą nuvalius keliai barstomi šlapios druskos mišiniu. Tačiau Plungės rajone, ypač apie Rietavą, eismo sąlygos... A jūs matot, čia buvo šiandien. Čia buvo šiandien. O mes galvojam, kad sniego būdavo daug, nes mes patys maži būdavom. Pasirodo ne. Pasirodo ne. O ką mes turim šiandien? Mes turim 4 laipsnių šilumos. Ir va, prašau. Nu. Jo, biškutį žmonių ėjo ir išėjo. Gerai, reikia lipti ant stogo. Ta baiboką susitvarkyti, aš jau baigę. Iš kitos pusės jaučiu. Ir gražu, gražu. Ką tu? Gerai. Lipam tvarkytis. O ką daryti? O ką čia padarysi? Reikia lipti. Ir viskas. Šventės vaikučiai baigės. Sutvarkyti. Biškį išsipurvino. Bus kitiem metam.
nešamės į trobikę. Ir kai pagalvoji, kaip greitai viskas baigės. Pasiruošimas daug ilgesnis negu pašventęs. 1, 2, 3 ir nebėra. Papa. Pežiukas. Prasideda darbeliai, vaikai. Gerai. Užsikurkime pežiuką. Ai, čia gavau, ką garsas. Kur čia tos bangas? Va, garsas va. Gerai. Važiuokim su pežiuku į aikštelę. Reikės pasidaryti nuotraukėlės. Ir susipaveiksluoti, pasidaryti pardavimo lapą. O, tokį miesto mašinikė. Gal gerai. Mažikė tokia. Nari. Lengvai valdoma. Aha, kaip čia mums ją įsivaryti geriau. Kažkaip įsivarysim. Nu, žiūriu, biškį mašinėlių turiu paveiksluoti žmonių aikšteliai daug. Tai biškį šalia esančią aikštelę. Reindžiukas, neblogas visai. Vakar dar kaip tik įsijungiau pasižiūrėti, kaip važiuoja ten vyras su žmona per Lietuvos televiziją. Pusę pasaulio išmaišė ir daug pravažiavo su Range Rover Defenderiu. Nu, tai nežinau. Ir turiu labai gerą pažįstamą, kuris va būtent su tokiu dizeliu 110 kW jau 8 metus važiuoja. Jis jį pirko Evougą. Pirko ir mokėjo vos ne 20 000 eurų už jį. Mašina ar 13 metų. Ir važiuoja. Pasikeitė grandinės, pasikeitė tepalus ir sėkmingai eksploatuoja ir jau 8 metai. Ne po 100 km per mėnesį nuvažiuoju, o gerokai. Tiesiog kasdieninė mašinėlė. Tai jo atsiliepimų įvairių, visokių apie šitas mašinas. Aišku, visada, kas bebūtų, garsiau skamba blogi atsiliepimai ir blogi dalykai negu geri. Tai nesakau, kad čia yra tas 1.9 TDI ar dar kažkoks stebuklas, kur 500 000 važiuoja ir nieko nereikia keisti. Taip, čia keisti reikia, bet kad čia kažkokia tragedija būtų, mašiną kiekvieną reikia remontuoti ir kiekvieną savaip remontuojas. Ir ką aš galiu pasakyti, vienas pastebėjimas. Tos mašinos, kurios ne detalės brangesnės, o tos, kurios sunkiau remontuojas, sudėtingiau, tos žmonių nuomonė yra blogesnės. Dabar einam šitą susipaveiksluoti ir įdėti skelbimą. Eina savo koks vėjas, atėjo gūsiai tokie. Žiūrėjau, žmonės Chrysler Pacifica, tą 22 metų bandytas prasivažiuoti, vieni regitrai išvažiavo. Dar nuotolinius kelius turim,
lizingiukus ir judam. Lemba, dar reikia eiti susifotografuoti, va. Pėžiuką šitą. Reikia išsivaryti, nežinau, Audi reikia tiesiog į priekį pasitraukti. Išvažiuosim nuotraukėlės pasidaryti, skelbimukai įsidėti. Tai kur raktai? Ne tuos raktus pasiėmiau. Ne nuo tos mašinos, taip išeina. Nesuprantu. 2 litrinė, dizelinė. Audėlę pasivarėm, einam kurtis pėžiuką. 308 automatinė dėžė. Pėžiukas 308. Pėžas 16 80 km 69 kaina. Kuriam, varom, darom nuotraukas. Nu. Opa. Prašau. Peugeot. O, rankinis net automatiškai užsitraukiantis. Automatinis rankinis stabdis. Kaip čia šviesu, iš tikrųjų. Kaip čia šviesu. Šeštadienis. Rytoj sekmadienis. 12 valandų 37 minutės. Gruodžio 27 diena. Ir iki metų pabaigos liko 4 dienos. O mes dar turim nebaigtų projektų. Su gyvūnų globos namais turim nebaigtų projektų, kuriuos kažkaip mes užsibaigsim, pabandysim, va dar turim pirmadienį, antradienį, kažkaip atsidarysim. O kur naujus metus? Nežinau, tiesiog. Kur sutiksim, taip gerai. Juokas po juoko. Turiu Audi ramčiukus. O kuriuos Audi? O čia jau man nebe juokas. A6C7 universalai yra. Vienas 3-litrinis automatinis, kitas 3-litrinis automatinis ir vienas 2-litrinis mechaninis. Nors ne, pradėjau abejoti kažkaip tai. Šitą. Jo, 3 litrai automatinė, 230 kW, kita 160 ir 2 litrinė 100 kW. Išrišta. Nu, dar prisidirbau. Peugeotas 108 4,9 kaina. Kaip aš susimaišiau. Reikia pasitaisyti, kol dar juoktis nepradėjo žmonės. Kodėl aš taip užsirašiau, pasižymėjau ir pats nesuprantu, kuris dabar yra. Žinau, kad šiandien dėjau. Šiandien
Jokio komentaro, visiems tinka. Nu, patvarkykim. Va. Patvarkyta. Viskas okei. Nu ir dar šiandien grįžus reikės prisėsti prie svetainės, iškelti mašinas, kurių nebėra, įkelti mašinas, kurios yra. Kurios šiandien atsirado, dar ne visas, dar rimtai mes turim 3008 Peugeot'ą, pilką, pilkiuką, a tik ne 20 metų dar jas. Bum, jo. 20 metų. 3008. Einam sužiūrėti. Ir Audikė. Ir Audikė. O tai ką aš žinau? O ką aš žinau? Audikė. Brūkšt. Va. Ką čia gera? Nu. O. Kraunas. Kraunas. Gerai. Labai gerai. Nuo traukikio. Park. Pasigrovė kiek? Ne. Per mažai. Audukė Q5. 21 metelių, 2 litrai dizelino, 105 kW, kvatrinė. Automatinė, dukiam rida 26500. Naujesnis modeliukas. Labai graži mašinėlė. Viduj, kai sėdi pagal erdvę, pagal vietą, nepasakysi, kad Q5 tu sėdi. Nemažai vietos. Erdvu, platu. Taip. Chrysler Pacifica 22 metai. Išvažiavo į regitrą. O tai kaip darbo diena, ne? Darbo diena. Tik šventės baigęs. Dar mišrainės baltos namuose turiu. Dar turiu. Dar žuvies keptos turiu. Lydekos. Grįžus reiks įnikti į tuos likučius dar pakartotinai. Vakar porą kartų kartojau, bet dar likę. Tai kartuosim dar kartą. Pilnos rankos. Ką tik buvo giedras dangus. Dabar vėl nebe toks ir giedras. Einam žiūrim šitą aparatuką. Šitą aparatuką. Peugeot'as 3008. Dar nesam turėję 3008 Peugeot'ą, tai dabar turėsim. Kiek daug mes jų šiemet pardavėm. Kiek žmonės jų nupirko daug. 20 metai. 1.5 dizelinas, automatas, 100 kemrida, 12600 kaina. Kuriam. Ir viskas. Apžiūrėjom tiek tos apžiūros. Man svarbiausia, kad automobilis užsikuria, važiuoja. Juokaujam. Turi autopilotą, turi automatinės šviesas, elektrinius langus.
Kai plaukiu aš tų likučių šiandien parvažiavę, suvalgysiu viską. Vakar taip pat sakiau, bet nesuvalgiu. Einam čia panagrinėt. Auto, modė auto. Gerai. Navy. Ho. Prašom. Ir gatvių pavadinime pamažu atsiranda. Appsai. Connect apps. Connect. Nenoriu connect. Šildymas, šaldymas. O. Žiūrėkit. Yra žaidimo. O. Nu. Yra žaidimo. Gerai, žaisiu vienas. Kryžiukai, nuliukai. Ha! Neišėjo. Ne tai padariau. Ne tokią pradžią užvedžiau. A jūs įsivaizduojat? O kažkas tai sako... New game. Nu čia gali būti negerai dabar. O kažkas sako, kad su telefonu negalima žaisti važiuojant. Automobilių gamintojai deda patys tokius dalykus, va. Patys matot. Vadinas, galima? Nu, čia... Pas mus negalima. Pas mus netgi vaistinėlės originalios automobiliuose netinka. Tai ką kalbėti apie šitokius dalykus? Gali net dviese važiuodama žaisti įsijungia. Ir čia galiu pasakyti, naujieną to, ko aš dar tikrai nemančiau. Sakau, vat, kažką visada būna prasileidi. Stalčiukas, laikikliukai, belenkokia dydžio šaldytuvas ir beje pučia šaltą orą, kurį ima iš lauko. Mums reikia pavažiuoti priekį, susipaveiksluoti šitą mašinėlę. Miau. Brrrr. Va. Nuotaika iš tikrųjų gera dėl to, kad šiandien, kai važiavau į darbą, toks įdomus jausmas apima, atrodo, kad pirmadienį tu važiuoji į darbą, bet kai apsidairai gatvės tuščios ir visą dieną tu sunkiai smegenį suvirškina, kad šiandien šeštadienis kažkodėl. Kažkodėl va taip yra, nežinau. Bet dabar jau, kai jau į antrą dienos pusę, dabar kiek mes tų valandų turim jau, be 13. Jau protukas sako, kad šiandien šeštadienio vakaras. Galėsit hebra vėl sėst prie stalo. Vėl vėjas kyla ir ateina labai negražus debesėliai. Nu kągi, darbeliai sutvarkyti, Pacifika nupirkta, mašinėlių pafilmuota, sufotografuota įkelta, vieną kitą, 2, 5, šeštadienis. O dar žmonių atvažiavo, dar vaikšto truputį, tai nežinau, ką mes čia darysim, gal tiesiog rakinsim, man tie maisto likučiai ramybės neduoda šaldytuvę sudėti. Man jos reikia sutvarkyti, kad nemėtyt maistą. Ir šiandien tiek. Priziukų laimėtojų atsirado 3. Vienas žmogus užsienyje parašė, vienas žmogus iš Mažeikių parašė, o užsienyje, kur
žmogus parašęs, tai išsiųsime mes į Alytų. Nu. Nesuprantu. Kur ta žinutė dėl mūsų? Einam iš naujo žiūrim. Gerai. Žinutės. Kur to žinutės? Kur to žinutės? Ai va. Tai va, bičiulitos. Susitiksim rytoj. O šiandien tiek. Tokia dienelė buvo visai gera įžanga po švenčių. Vieno šventės baigės, atėjo savaitgalis, praeis savaitgalis, prasidės kitos šventės. Ir taip, non-stop kažkam. Iki, laikykitės.